Labas vakaras, Onutė. Labas vakaras. Čia susitikom įvairiom temom pakalbėti, tai aš ir klausinėsiu visko. Jūs atsakykit irgi tiesiai šviesiai. Ką jūs manot apie vasario 16? Apie vasario 16 taip nenoriu sakyti. O apie kovo 11 tada? Irgi. O apie naujus metus? Nu, nauji metai kaip nauji metai. Laukiam kiti metai. Gal bus geriau kas. Aha, o jeigu geriau. O tai kaip buvo geriau? Ar geriau prie Ruso, ar prie Landsbergio? Nu, man tai prie rusų. A kuom? Nu, man buvo geriau prie rusų. Prie šito Landsbergių jau negaliu pakęsti tų Landsbergių. Tai dėko, kad negražus ar kas? Durnas. A kuo manas durnas? Nu, kad tu nemoka valdyti Lietuvos. Nu, Nu tai gerai, o tai kas toj Lietuvoje turi būti? Vat kodė prie Ruso buvo geriau? Kodė? daug tvarkos trūksta Lietuvoje. A prie Ruso daugiau Daug kad buvo? negerai. Nu, buvo viskur prie rusų. Buvo prie rusų. Irgi buvo. Ale rusas mokėjo tvarkyti. Visur buvo tvarka, visur gali pasiskūsti, visur gali kreiptis. O dabar į žmogų niekas nežiūro. Tu niekur nepasiskūsi, tu niekur nenuveisi, tave visur nustumė, tave visur visokį už durną tik palaiko. Ir tu niekur nepasikreipsi. Nes aš taip gyvenu ir kur kreipsiesi, tai visur tuščia vieta. Nustumtas būsi. Nu, o bet lyg tai nieks netrukdavo, tada Maskvon skūsdavo tiesa, o kas jums trukdo Briuselin skūstis, pavyzdžiui? Tai tas Bruselis. Kas man tas Bruselis? Tai tam Bruselį irgi susirinkę tinginiai. Nieko jie nedaro. O, Tinginiai. žiūrėkite, o sako, rusai puls dabar, a puls ar nepuls, ką pamislėt? Nu, mane kai kas paskambina ir pabėdavoja, kad gali būti karas. Nu, sakau, aš noriu karų. Tvarkos nėra, nieko nėra. Tai sakau, paprašysiu kareivio jau sena, ką man gyventi. Tai mane užšaus ir gerai bus pakaina. Sakiau, aš karų nebijau. Nu, sena, nu kas tas karas? Nu, negerai karas. Praleidom mes karus. Negerai. Nu gerai, o čia dabar labai baisus klausimas. Kieno Krymas, ar Ukrainos, ar Rusų? Krymas šito rusų. Krymas. Ukrainiečiai sako, kad ukrainiečių. Tai? Tas Zelenskis irgi melagis. Nu gerai, o Amerikoje girdėjot kokis prezidentas? Va, Trumpas ar Bidenas? Ar žino tokius? Ne. Nei vieno, nei kito. Žinau šitą senai. Trumpų? Nu, abudu jau. Tai Anas normalus, razumnas ar ne? Ne. O Bidenas naujas? Naujas? Nu, toks senas naujas. Nu, visai Ai, tas senas naujas? Nu. Ne. O Nausėda jums patinka? Ne. A kuo Nausėda? Labai nepatinka. A kuo? Falšyvas. A Grybauskaitė tada ne falšyva? Prieš Nausėdų? Grybauskaitė. Nu. Tai irgi. Tai su Landsbergiu susidėjus. Nu gerai, o tada Adamkus? Niekam nevertas. Ir tas Adamkus, melagis, primelavo kokių namų, kokių pristatė, žmonės atveždavo ir daginasi, melagis. Ar gali būti toks prezidentas melagis, kuriuo neina pasitikėti nieko? Melagis. Ir tas Adamkus. Nu gerai, o tai dabar vat rinkimai prezidentiniai parašus pasirašysit, ar rinksit parašus gal? Už kažką tai? Rinkdavau, kada kaip buvau sveikesnė, taip. O dabar tai jau nerinksiu, tik galiu pasirašyti. O už ką pasirašysit? Girdėjot, kad nors yra koks nors geras prie širdies?
Nu tai sakykit tiesiai šviesiai žadėt. Erika jau pasitraukė, sakė, viso jau. Jau? Aha, pasitraukė, sakė. Dūsina ją juodai. Aš irgi ją paskyriau, tai jinai ir be rinkimų bus prezidentė, nieko tokio. Bet šitai dar yra Eduardas Vaitkus, toks profesorius, tada generolas Tutkus, tada dar daugybė ten tokių visokių partinių. Ir visų tai aš balsuosiu tik tai už Tutkų. Taigi dabar balsuoti nereikia, šitai tik parašus. Ai, nereikės. Ai, tai dabar tai ne, bet Nu, kai taip. rinkimai bus ir dabar pasirašysiu, tai tik už Tutkų. O už Vaitkų pasirašysite, ne? Ne. Tai palaukit, dabar ne balsavimai, dabargi už visus galima pasirašyti. Nu, tai galima už visus. Aš už kitus nesirašysiu, tik už Tutkų. O Vaitkus tai man nepatinka. Ai, jis toksai irgi savanaudiškas, man atrodo. Nu tai dabar jau ištrinsiu, nes aš už jį rinksiu, tai turbūt jau reikia jūs užčiaupti. Bet tai kuo Tutkus tada kuom patinka? Nu, man Tutkus atrodo protingesnis, netoks falšyvas, vat, netoks savanaudis, nežinau, man jis atrodo rimčiausias. Mhm. O rimčiausias gal bus Vėgėlė, girdėjo tokį? Ne jau tas tai man visai nepatinka. Nu taigi gražus labai ir jaunas, tai kuo jis gali nepatikti? Jau Tutkus tai už jį gražesnis. Tutkus už jį gražesnis? Man Tutkus gražesnis, man Vėgėlė labai negražus. Aš kaip laikraščius paskaitau, parsinešu ir randu jį. Tai negaliu nei žiūrėti tą nuotrauką, man jis negražus. Nu gerai, o tai Betanas ne vienas yra dar. Šimonytė, pavyzdžiui, yra. Ne. A ko blogai? Nu, nepatinka irgi. Nu gerai, gal galite du papasakot apie meilį. Kas yra meilė? Nu, meilė. Nu, meilė tai yra meilė. Nu tai kas ta meilė yra? Kam jinai padaryta? Nu, kad vienas kitą mylėtų. Tai o kam reikia, kad kitą mylėtų? Nu taip. Nu, tai kaip gyventi be meilės, nieko nemylėsi, tai ką tada mylėsi? Nu tai gerai, bet Medį. Nu, o ką, medžio negalima mylėti? Nu, tai galima mylėti. Aš tai myliu medžius. Nu gerai, o kaip jums Jėzaus Kristo pasakymas, tarkim, jeigu tau sudavė per vieną žandą, tai atsuk kitą. Ai, nežinau. Patinka ar nepatinka tas pasakymas? Patinka. Bet tai pasakėt biški nelabai, kad nelabai patinka, ar kaip? Patinka. Bet jūs atsuktumėt kitą Aš žandą, apie Dievą nežinau, nieko negaliu sakyti. Dievas yra Dievas, nereikia jo liesti. O kodėl jo nereikia liesti? Kad baisu jį liesti? Galit gal duot, ar kaip? Nu, supykt gali. Nu gerai, o galvojat, kaip rinkimai, bus šiais metais ar ne? Gali būt, gali ir nebūt. Sunku pasakyti. O kada bus ir kada nebus? Kaip kas gali pasikeisti? Nu tai, kad jie pykdosi. Kita šalis pykdosi, tai gali ir tų rinkimų nebūti. Jie gal nenori, kad būtų tie rinkimai. O kaip galvojat, ar gali Lenkai atsiplėšti vėl Vilniaus krašą, Vilnio našą? Nugi buvo užgrobę kažkada. Ar gali dabar tai būti, ne? Ar gali Lenkai? Vėl pasimti Vilniaus kraštą. Jūsgi prisimenat turbūt. Prisimenu. Nu, ar gali tai būti vėl, kad pasims? Gal ne. A vokiečiai gali vėl Memelį pasimti atgal? Irgi prisimenatgi turbūt. Prisimenu. Nu ir ką? Kaip te buvo? Ta Lietuva, tai gal ateis, jei dar pabus šita valdžia, tai Lietuva pasims, kas tik nori. Va, ir jos nebus. Ne Lietuva bus, ar nežinau, kas bus. Da, jei pabus, tai nebus tos Lietuvos. O, dar tada geras klausimas. O kaip Lietuva atstojo Europą šitam tarybų sąjungon? Ar čia buvo savanoriškai ir priverstinai, kaip jums atrodo?
Sako, okupacija buvo. Priverstinis. Priverstinai. O tada Salomėja Nėris išdavikė ar ne? Nu, priverstinis tai toks buvo. Kai stojo, tai, kas karas buvo. Nu taip, Olegi važiavo Saulės parvežti. Ten visi tie delegacija Maskvon. Taigi savanoriškai nieks jų nevijo. Dar karo nebuvo. Ne. Ar jau buvo karas? Kaip galvoja, taip ir sakykit. Pamiršot? Pamiršau. O kiek jų metų buvo, kai karas prasidėjo? Nedaug. Nu, bet prisimenat gerai karą? Nu, prisimenu, bet aš 39 gimimų. Tai kiek aš metų buvau? Nu, mažiukė. O vokietį matėt gyvą, kai buvo užgrobiai? Mačiau. Nu ir kaip, baisus jie buvo? Nepatiko vokiečiai. A kuom? Nepatiko. Tai kuom nepatiko? Nežinau. Rusai geresni. A, dėl gerumo. Rusai geriau. Nu, bet sako, Ateidavo vokiečių, bet jie žiauresni. Jie Rusai geresni. a kur jūs gyvenot, kaime ir mieste? Kaime. O kur? Kaišiadorių rajone. A, Kaišiadorių. Tai ten nedaug ir matė tų vokiečių turbūt, ne? Matydavom. O rusų daugiau matydavot? Rusų daug matydavom. O bandytų matydavot su tais partizanais ten visais? Partizanai tai raudonieji tada buvo rusai, o blogieji ten baldytai tie, kur dabar didvyriai. Kad jie geresni buvo. Mes, kai buvom mažiukai, tai tų banditų nedaug matydavom, bet mes, kai naktį ateitų stribai, tai mums maloniau buvo. Mes tribūnė bijojom naktį. O banditų tai labai bijojom, buvom mažiukai, tai drebėdavom, labai drebėdavom. Nes banditai padarydavo negerai, koks žmogus norės ganyklos tavo, norės tavo žemę paimti, arba tu jam kuo nors nepatiksi ir jis tavį priskus tam banditui ar partizanui ir jis tavo atėjęs padarys. Tenais netoli Žiežmarių mama vedėsi mažiukus ir ten buvo pa žmogų vokietukas toksai, užsilikęs. Tai jis mumis užsišaukė, pažinojo, jau mes užeidavom ten atsigert, ką painam, ten pamiške tokie krūmai. Tai partizanai atėjo ir paguldė mergaitę, dukterį, ir nuo kojų pradėjo kapoti su kirviu ir sukapojo. Tada tos mergaitės mamą sukapojo, o tas jau vyras, jau tėvas, jų sako, vyrai, ką jūs darot, sako, kapkit atkeršykit, mes nieko nepadarė, sako, tai pasiaiškit reikia. Tai tam tada, kai dėjo kirvių galvon, galvą perskėlė, mama mumi nusivedėti intėjo, mes vaikai įsigandom kraujo, visur pilna kraujo, pilnas tas. Tai mums pasibaisėjo tie partizanai, jie būdavo ateis tai vienam žmogui ant vinio vyniojo plaukus ant vinio ir nurovė tos plaukus, suviniojas, privinioja ant vinio, inkalį ant tokį pagalį, ir nurovė visus plaukus. Jie padarydavo blogai, mes vaikai girdim, kaip suaugę visur arba suveina ir šnekasi, ir mes tų banditų labai bijojom. Pas mumis jie neteidavo, mes sunkiai gyvenom labai, tėvelis mūsų mirė jaunas, mes likom su mama vaikai. O paskui, kai jau, ta tarybų valdžia, rusas atėjo, tai tuos banditусgi skaitė už banditus, o dabar jau jie didvyriai tie banditai. Tai jūsgi pažįsta dar, prisimena turbūt, kai kas ten giminės, ten pasakoja žmonės, ar ne? Taip, pasakoja žmonės.
nežinau nei ką pasakyti. Vieni ėjo į mišką, Amerika viską padarė. Vieni ėjo į mišką, kad už mėnesio, už 2 tiek iš laisvės bus laisvi. Tai primelavo, tai nuvėjo į mišką, o kiti jį nepasitikėjo, įėjo ant tuos tribus. Nu ir va, vieni kitos naikino, bet ir žmonės buvo negeri. Nė vienas bunkeris nebuvo atrastas be skundikų. Jie lenda ir žmonės, jie lenda į krūmus, kur ir tūnoja. Aš dirbau, mano darbovietėje buvo dirbęs tribu. Nė vienas bunkeris nebuvo atrastas be skundikų. Mes patys nenorim ten eiti ir mes gaunam į kaktą, sako. Vat, sako, gavom skundą, kad vat, Runkelių darže yra bunkeris. Nuvažiavom, sako, nerandam. Vėl pakartojo, nuvažiavom, radom. Sako, nu tai ir in mumis šaudė. Sako, tai mums ten nemalonumas, jokių malonumų nėra važiuoti ir ieškoti. Bet, sako, mumis siunčia. Ir buvo vadovai ir siunčia. Na ir sako, važiuojam. Tai vieni kitus žmonės naikino. Visais laikais žmonių buvo visokių. Negali sakyti, kad dabar žmonės labai blogi, o tada buvo geri. Visokių žmonių buvo in Sibirus versti. Aha, tavo namas geras, tavo žemė geresnė. Tai reikia tave suskūsti, išvežti in Sibirą. Ir man liks ganykla. Buvo ir mano giminių išvežtų. Ir niekas tai neužėjo pas juos. Net į partizanas buvo užėjęs. Su nieko neturėjo reikalų. Vat skundė, kad vat, partizanai užeina, kas, nu va. Ir išvežė už tai. Aha. O vat žydus tada šaudė tada Kaišiadorių rajone ar ne? Daug šaudė žydų, ar ne? Mes, kai buvom mažiukai, tai girdėjau, matėjau kaimynką, aš atsimenu labai, kai buvau mažiukė, atėjo kaimynka ir sako, šaudo žydus. Va, na, tuo laiku. Nu tai šaudė daug žydų, nes girdėt, kaip šneka suaugę, mes vaikai klausom labai. O šaudė lietuviai ir vokiečiai ir visi? Kaip ten? Nu, vokiečiai pavelino, lietuviam liepė, lietuviai šaudė. Nu, tai bent jau žmonės šnekėjo, taip? Nu, ką jie čia ginasi, visokių buvo. Čia va ir Jezne atėjo, Jezne, nu, tai pasakoju, aš čia negyvenau Jezne. Atėjo, tai tokios buvo žydukės, sako, gražios tokios žydukės, jau tėvai kažkur buvo pabėgę. Tai da jas timusėti išprievartavo ir įsivedė į lauką, tai jūs per langų žmonės žiūrėjo, tai sako, pasižiūrėjo į saulę ir sako, ak Dieve, paskutinį kartą saulę mato. Ir nuvarė dieną prie ežero atseit į darbą, atiduosti dirbti ir šaudė tenais. Papasakojo saugumo, va čia buvo kapitonas šejas negyveno, tai apie juos šaudė. Tai sako, gyvus tuos vaikus, žemė ta krota, sako, juda tie vaikai apkasdinėja. Baisu buvo, kai tuos žydus šaudė. Nu kam juos reikėjo šaudyti, nežinau, vieni kitus naikina tie žmonės, nepatikdavo, kad apdaro. Aha, nu gerai, o tai vis tik tai tada pabaigai, vat, kaip jūs galvojat, ar Lietuvoje gyvenimas pagražės, kada ar ne? Ar jau viskas? Netikiu. Ką tu bedarysi? Ar tu ūkį, ar tu kolūkį nualisi? Jis atitaisyti jau labai sunku. Taip, nu, ar tu namą, kur? Ar stogotų, nu ko tu nepadarysi, kad būtų padaryta, kaip reikia, atstatyti jį jau sunkiau, sugriaut namą. Va, užkabysi tu jį sugriausi per vieną dieną. Bet atstatyti
tu jau per vieną dieną jau nepastatysi, nebus gerai. Taip ir Lietuva. Jau Lietuva atstatyti daug laiko reikės ir gerų vadovų. Tai koks geriausias, sakot, vadovas bus, vat, jeigu dabar būtų prezidentas? Tutkus. Tutkus. Gerai, ačiū Jums labai, Onutė. Kitą kartą vėl pakalbinsim. Gerai, iki.